Aš esu webinaro vedėjas, konsultantas, TMD Partners konsultantas, komunikacijos ekspertas Darius Jokubas. Pats ateinu tiek akademiškai, tiek profesionaliai praleidęs savo karjerą, susifokusavęs į įtakos meną, tai yra pardavimų, klientų aptarnavimo srityse. Ir tai yra vienas iš 2 webinarų, kurį mes turėsime kartu. Šis yra pirmasis, kuriame mes fokusuojamės į psichologinės sudedamąsias dalis klientų aptarnavimo metu, o būtent jau kito susitikimo metu mes kalbėsime apie pardaviminius įgūdžius ir įgūdžius, kuriuos mes galime naudoti, kad mūsų klientai išeitų iš parduotuvių laimingi. Taigi, pradėjome visą webinarą nuo klausimo, kodėl man svarbu laimingas klientas. Atsakymai yra patys įvairiausi ir jeigu mes pasimąstytumėm šitą klausimą, turbūt rastumėm ganėtinai plačią įvairovę atsakymų. Vienas iš tų atsakymų gali būti, kad tai tiesiog didina mūsų apyvartas, didina finansinės mūsų pelnus, kaip ir individus. Jeigu labai savanaudiškai pažiūrėtume, 2 papildomi aspektai, kuriuos norėčiau, kad mes išsineštumėm, yra tai, kad pirmiausia, laimingi klientai arba klientai, kurie jaučiasi, kad jie buvo tinkamai aptarnaujami ir jų lūkesčiai buvo priimti, tokie klientai labai retai bus tie klientai, kurie mums sukelia tada kažkokias emocinės arba kitokias problemas, būtent konfliktų metu, nes jie bus žymiai mažiau linkę konfliktuoti su mumis. Ir antrasis aspektas, kuris mums yra itin svarbus, tai yra, kad tą vardą organizacijos, kurį mes dabar reprezentuojame, mes jį nešiojame su savimi beveik visą savo profesinę karjerą. Kitaip tariant, žinokime, kad jeigu mūsų aptarnavimas yra prastas, kitos organizacijos, kiti žmonės apie tai žinos. Tad žiūrint labai savanaudiškai, jeigu aš kažkada gyvenime planuoju keisti profesinę karjerą, keisti galbūt darbo vietą, man reikia labai suprasti, kad tai gali reikšti, kad man bus labai sudėtinga, jeigu mūsų organizacijos kliento aptarnavimas nebus aukščiausios kokybės. Yra labai daug pavyzdžių, kur žmonės yra nepasamdomi būtent dėl to, kad jie reprezentuoja vieną arba kitą organizaciją savo praeityje. Tad suprantant šitus savanaudiškus norus turėti laimingus klientus ir juos aptarnauti gerai, mes keliaujame į tolimesnį dalį. Tai yra, o kaipgi atrodo tas geriausias aptarnavimas. Aš pats šiandieną keliaudamas į mūsų šitą susitikimą mąsčiau, o koksgi mano geriausias tas prisiminimas, būtent kalbant apie apsiperkant drabužių ar apsiperku drabužių ganėtinai dažnai, man tai iš tikro tas pomėgis didelis yra. Ir galvojau, o koksgi yra tas momentas, tas geriausias aptarnavimas. Ir iš tiesų tai atėjo apsiperkant sportbačių. Ir sportbačių apsipirkinėjau aš ir labai paprasti dalykai įvyko. Bet man taip paliko įspūdį, kad jau aš tos sportbačius seniausiai esu sudėvėjęs, sunešiojęs ir išmetęs, bet aš vis dar atsimenu, kaip aš juos nusipirkau. Tai buvo ne vieni sportbačiai, nors aš jų ieškojau tik tais vienų, bet man buvo papasakojama, kaip mano koja tenai atrodys, kaip man bus geriau vaikščioti, kokį man reikia išsirinkti, ar bėgimas, ar krepšinis ir taip toliau. Buvo užduodami tam tikri klausimai, kur tikrai atitiko būtent tai, ko aš ieškojau. Ir tada buvo pasakyta, o dar šalia yra ir tokie sportbačiai, kurie galbūt jums netitinka to, ko klausiau, bet visai yra faini ir galbūt gražiai atrodys ant jūsų. Ir kas nutiko? Nusipirkau iš tiesų aš 2 sportbačius, dar atsivežiau ir šeimyną, kad jie irgi įsigytų sportbačius, nors atėjau su noru įsigyti tik tais vieną sportbatį ir visiškai nesitikėjau tokio aptarnavimo. O kas tenai buvo? Ar tenai buvo kažkas tokio ypatingo? Ar buvo raudonas kilimas, ar buvo muzika, ar buvo fanfarai? Nebuvo nieko ypatingo. Jeigu taip iš tikro mes žiūrėtumėm į tos prisiminimus ir taip, Asta, į tą aptarnavimą, ar buvo kažkokie fanfarai, ar buvo kažkoks šampanas, kurį jums pilstė po tų gobelenų? Ne, galvoje fanfarai turbūt buvo, aš labai džiaugiausi. Taip, galvoje mūsų įvyksta fanfarai, bet iš esmės, kas įvyko, tai yra papildomas dėmesys. Jūsų atveju skambutis, papildomas dėmesys, kad atsimena. Mano atveju papildomas dėmesys užduodami klausimai ir iš tikro įsigilinama, o tai kogi aš noriu. Bet veiksmai atlikti tokie maži,
bet mūsų atmintyje tai lieka kaip geriausias aptarnavimas, kaip geriausias kažkoks dalykas, kuris yra įvykęs. Ir jeigu mes norime pirkti vėl, dažnai keliaujame ten pat, vėl galvojame apie tą žmogų, kuris mūsų aptarnavo ir mes sugrįžtame. Tai šiandien būtent apie tokį aptarnavimą mes ir kalbame, apie būtent tokį darbą, kur nėra nieko kaip ir ypatingo, nes tikrai mes nedarysime jokių fanfarų savo klientam, tikrai neskleisime raudonų kilimų, bet mes norime jiem parodyti tą dėmesį, kuris atitinka jų lūkestį ir tada klientas jisai pasirenka pas mus sugrįžti, jisai atsimena apie mus linksmai, laimingai ir nori toliau dirbti su mumis. Taigi, kas nulemia tą mūsų tada elgesį? Kodėl kartais tada mes parodome, žiūrėkit, tiek daug apsipirkinėjau aš asmeniškai ir tik tais vieną atsiminimą turiu, kur mano buvo tas elgesys, kur aš tikrai pirkčiau daugiau, kur pardavėjas arba žmogus, kuris mane aptarnavo, konsultantas, įdėjo didesnį darbą, tai kasgi nulemia? Kodėl mes kartais įdedame tą didesnį darbą į kliento aptarnavimą, o kartais mes tuos lūkesčius pamirštame kliento ir galbūt šiek tiek nusisukame nuo tą kliento. Tai visą tai mes šiandieną žiūrėsime būtent iš behavioristų psichologijos mokyklos ir būtent šita mokykla žiūri į elgesį iš asmenybės struktūros perspektyvos. Tai yra, kad viskas, ką mes darome, ir yra matoma, viskas, kas yra viduje manęs, ir yra matoma per mano elgesį. Ir būtent matydami tą elgesį mes galime suprasti šiek tiek daugiau ir apie save, ir apie savo klientus. Tai jeigu tai pradėti elgesį, behavioristai mūsų aiškina iš karto ir pradeda su to žodžiu elgesiu, nes tai yra vienintelis dalykas, kurį mes galime matyti. Ir tada jie užduoda tokį labai įdomų klausimą. O tai kasgi nulemia mano tą elgesį? Iš kur jisai atsiranda? Jeigu dabar ir staiga surikčiau kažką, sakyčiau, o ne, kodėl aš tai padariau? Laikysiu tokią trumpą pauzę, gal netyčia kas nors sugalvos ir atsakys man. Tai behavioristai mums aiškina, kad iš esmės mūsų tą elgesį pirmoje vietoje nulemia mūsų emocija arba mūsų kažkokie jausmai. Tai jausmai tai yra tas dalykas, kurį aš atsimenu iš savo apsipirkimo, nes aš jaučiausi gerai, taip, ir ar aš eičiau toliau pas tą žmogų, tikrai taip. O kuom skiriasi jausmas nuo emocijos? Emocija yra staigiai. Taip, staigiai šią minutę, šią sekundę kažkokia emocija apima mane ir aš pasielgiau kartais nelabai adekvačiai. Taip, nes net ir teigiama emocija, jeigu jos intensyvumas yra labai didelis, jinai man šiek tiek užtemdo protą ir aš apie tai nepagalvoju, ką aš padariau. Pasakau kažką, galbūt padarau kažką, apie ką nesusimastau ir tik po to galiu įvertinti tą situaciją. Toliau, jeigu taip žiūrint, tik tais tada atsiranda mūsų mintis, nes emocijos yra aukščiau, nes jos turi tą tokį tiesioginį ryšį, bet ne visada mes apie emocijas pagalvojame, o tos tada mintis yra giliau. Aš galbūt prieš tai, kai surikau, o ne, ar dar kažką surikčiau čia, aš tą padaryčiau dėl to, kad sugalvočiau. Va čia geriausias būdas dabar yra pakreipti jūsų, mano auditorijos dėmesį, būtent tai padarant. Čia dar mes esame ganėtinai paviršyje. Įdomiausia dalis ateina, kai mes einame šiek tiek giliau. Tai yra, o iš kur atsiranda mano tos mintis? Taip? Kur atsiranda mintis ar emocijos? Tarkim, galvoju, ateina pas mane kažkoksai klientas, kažkoksai žmogus ateina apsipirkinėti. Matau, kad tai yra, sakykime, 2 paauglės, jos kraunasi daiktus ant savęs, labai daug prekių kraunasi. Matau, kad jos yra ganėtinai jaunos. Ar kokios man mintis mane apima kartais? Nesakau, kad jūs apima, mane apima, taip? Mane apima, šitas nepirks visų tų rūbų, kurias jas yra dabar susikrovę, taip? Nusipirks, geriausiu atveju vieną tą lūpdažį kokį nors prie išėjimo, bet ir kaip aš tada noriu, kokie man nejausmai apima? Jausmas turbūt ne toks, kad aš noriu čia dabar papildomą kažkokį dėmesį skirti, taip? Jau tikrai šitam klientui aš nepasakosiu, neuždavinėsiu klausimų ir tikrai mano elgesys nuo to priklausys. Taip? Lygiai taip pat ir su sportbačiais. Mano, taip, tas situacija. Vat kaip atrodo klientas kartais ir nulemia,
kaip mes tada su juo elgiamės. Nes labai dažnai mūsų mintis iš tikrųjų yra užvaldytos tokio dalyko, kurį mes vadiname nuostatos. Mes apie jas racionaliai net negalvojame, taip, bet jos egzistuoja. Įsivaizduokime, ateina jaunuolis arba kažkoks vyras, kuris mums atrodo iš pirmo žvilgsnio visiškai ne itin susitvarkęs, įvardinkime taip, ateina su treningais, galbūt net ne itin švariais treningais į mūsų parduotuvę, jisai apsipirkinėja, jisai žiūrinėja daiktus, jų net neima, nesimatuoja, ar mes norime prieiti ir tada sakyti, žiūrėkit, pasimatuokit, pakalbėkime, ko ieškote ir taip toliau. Dažnai tos nuostatos mane galėtų pastumti to nepadaryti. Tos nuostatos užvaldo mano mintis, mano emocijas ir taip mes atliekame tą darbą, kurio galbūt nenorėtumėm atlikti. Taip, pasielgiame ne taip, kaip turėtumėm elgtis su visais klientais. O iš kur atsiranda tos nuostatos? Labai paprastai. Tos nuostatos atsiranda iš patirčių. Tai yra, jeigu vieną kartą man taip nutiko, labai dažnai man ta nuostata ir susiformuoja. Vieną kartą pas mane atėjo grupė paauglių, nieko nepirko, uždavinėjo klausimus, siuntinėjo mane atnešti dar kitą dydį, bet tada galų gale išėjo nieko neapsipirkę ir mano nuostata pradeda jinai gamintis. O dar blogiau ir dar keisčiau yra tai, kad taip, nuostata gali susikurti iš manęs, bet jinai lygiai taip pat gali susikurti iš mano kolegos, kuris man papasakojo istoriją, sako, vat, man taip nutiko ir žiūrėk jau kitą kartą, kai ateina toks klientas, man tai sukuria tam tikras mintis arba tam tikras emocijas, kurios man neleidžia tada atlikti savo darbą taip, kaip aš jį norėčiau atlikti. Taip, kaip mes prieš tai ir kalbėjome. Taip, kaip man sukelia savivertę ir sukuria gerą jausmą. Tai tos patirtys, jos gali būti mano, jos gali būti kitų ir labai dažnai jos greitai, neigiamos patirtys, jos labai greitai sukuria mūsų nuostatas. Kodėlgi taip yra? Mes esame vis dėlto šitoj žemėje kaip žmonės labai jau daug tūkstančių metų. Ir vienas dalykas, kas evoliuciškai pas mus yra susiformavę, yra tai, kad mes gyvename tam, kad išgyventume. Mūsų organizmas daro viską, kad išgyventų. Ir per daug metų mokslininkai yra pastebėjo, kad tai reiškia, kad mes neigiamus dalykus pastebime kur kas dažniau negu teigiamus dalykus. Kitaip tariant, jeigu užtenka vieno ar kelių variantų neigiamų tokių patirčių su vieno tipo arba kito tipo klientais, ir jau pas mus yra susiformavusios tam tikros nuostatos, kurios, sakykime taip, kad saugo mus, nes organizmas bando saugoti mus, bet iš tikro jos mūsų nesaugo, o mums pakenkia dauguma atvejų. Ir taip, žinau, ką jūs sakysit, galbūt sakysit, žiūrėkit, bet man tai padeda tos nuostatos, nes aš nešvaistau laiko su tam tikrais klientais. Tiesa, kartais tos nuostatos mums gali šiek tiek ir padėti, jeigu klientų yra labai daug ir aš galiu nuskaityti labai gerai kambarį ir galiu nuspręsti, o vat su šitais tikrai man nereikia. Bet paklauskite savęs, ar tikrai jūs galite taip gerai nustatyti, koks tas žmogus, ar perkantis ar neperkantis. Ir paklauskite savęs, o iš kurgi mano ta nuostata atsirado, kad jisai yra perkantis ar neperkantis. Nes iš tiesų įlysti į kito žmogaus galvą mes negalime. Mums reikėtų bendrauti su visais, kaip ir skaitėme prieš tai klausimus, žmogiškai, kaip žmogus su žmogum ir aptarnauti visus taip, kaip norėtumėm, kad patys mus aptarnautų. Ar būna taip, kad aš kartais pats nueinu į parduotuvę su treningais ir galbūt ne pats gražiausias, kaip galėčiau būti? Tikrai tai būna. Ar aš vis tiek pirksiu? Tikrai pirksiu. Mane tik tais pakalbinkite, aš žinau, kad pirksiu, mane galite ieškoti ir jeigu aš tik pasirodysiu, man bus blogai mano piniginiai, kaip sakoma. Tai nuostatos mūsų atsiranda iš labai tokios psichologinės vietos, kuri yra patirtis ir jos tikrai mums pakiša koją. Bet dabar žinau, ką jūs galvojat. Jūs galvojat, turbūt, gerai, jisai gal ir turi nuostatų, bet aš neturiu nuostatų. Tai tiesa tokia yra, kad kaip mes priimame sprendimus ir mokslininkai tikrai šitą yra įrodę per daugybę tyrimų, kad didžioji dalis mūsų, didžiąją dalį savo sprendimų priimame labai intuityviai ir labai greitai. Netgi toksai mūsų mokslininkas Danielis Kahnemanas sako, kad 95% savo sprendimų mes priimame ant staiga, net apie tai nepagalvoja. Kodėlgi taip yra? Todėl, kad mūsų kasdienybėje yra per daug sprendimų, kuriuos mums reikėtų priimti. Vadinasi, mūsų smegenys pačios mums sukuria tam tikras taisyklės, tam tikras nuostatas, kurios mums padeda. Toksai labai paprastas pavyzdys, net nesusijęs su jūsų darbu. Jeigu mane pakviestų į vakarėlį ir žmona sakytų, reikia atsinešti būtinai vyno butelį,
Aš nueinu į parduotuvę, aš žinau nieko apie vyną. Taip, nieko apie vyną aš nežinau. Kas nutinka? Ateinu aš prie tos didelės lentynos vynų, pasižiūriu į viršų, čia tie vynai, kuriuo aš negaliu įpirkti, pasižiūriu į apačią, čia tie vynai, kuriuos būtų gėda atsinešti. Ir ką mano ranka natūraliai daro? Jinai man ima butelį iš kažkur iš vidurio. Aš pasižiūriu, kur čia kaina yra toksai viduriukas. Taip? Nes mano smegenyse yra labai paprasta maža taisyklė, intuityvi taisyklė, apie kurią aš negalvoju, kad per vidurį esantis dalykas yra geras kokybės ir kainų santykis. Taip? Dėl to parduotuvėse brangiausios lentynos ir yra tos vidurinės, nes pardavėjai puikiai žino, kad būtent įdėti į tas vidurinės lentynas produktai parduodami yra greičiau. Nes visi mes turime tokią nerašytą viduje savo smegenų kažkur giliai užkastą taisyklėlę. Aš neturiu laiko ir neturiu resursų, kitaip tariant, galvoti apie viską labai racionaliai. Tai tą mes turime suprasti ir apie savo nuostatas. Mano nuostatos jos nėra racionalios, aš apie jas nepamastau. Jos pas mane atsiradę yra iš tam tikrų patirčių savo, kitų ir taip toliau. Jos tampa taisyklėmis, nors jos yra nebūtinai pagrįstos kažkokia tiesa. Tas vidurinis vynas nebūtinai bus skaniausias. Ypač man, kai aš mėgstu saldų vyną. Dažnai jisai bus nesaldus. Taip? Tai ką man tada reikia daryti? Man reikia pastebėti šitas nuostatas. Ir aš dabar noriu padaryti su jumis užduotį. Čia reikės tikrai jūsų viso susitelkimo, visų resursų, nes šita užduotis ir patikrins, o tai kokios pas jūs yra tos nuostatos, ar jūs jų turite, o gal jūs esate ta grupė, ta vienintelė, kuri iš tikro nei vienos nuostatos pas save neturi. Tai aš jums paskaitysiu istoriją, kuri vadinasi Glumo raganos. Tai yra pasaka, jūs gyvenime esate turbūt labai daug pasakų girdėję, tai čia bus dar viena pasaka. Jūsų darbas yra labai paprastas. Jums tai reikia klausytis. Jūs tiesiog turite klausytis tai, ką aš jums skaitau, atsiminti galbūt tam tikrus dalykus, įsijausti. Aš pabandysiu paskaityti aiškiai ir gražiai. Gersiu prieš tai vandens. Taigi, Glumo raganų istorija. Seniai, šalia didelio ežero Bungo karalystėje buvo didelis miestas, kuris vadinosi Glumas. Miesto centre stovėjo pilis, o joje gyveno karalius su vienintelė savo dukra vardu Kristina. Karalius negalėjo vaikščioti, tačiau jį dažnai galėjai pamatyti mieste tarnų stumiamoje baltoje kėdėje su ratukais. Kristina buvo labai populiari princesė, laiminga ir visada troško padėti kitiems. Bungo žmonės dažnai kalbėdavo, kad ji būtų puiki karalienė. Taip jau nutiko, kad kartu su karaliumi, jo dukra ir jų žmonėmis Bunge gyveno ir dvi raganos. Groga, šlykšti, subjaurota ragana, gyveno kitoje ežero pusėje, tamsiame, drėgname urve. Gvendolina, gražuolė ragana, kuri dėvėdavo suknelę žėrinčią 1000 kristalų, gyveno name vakaruose. 10-ųjų Grogos atvykimo metinių proga karalius buvo išvežtas į savo balkoną, iš kurio kreipėsi į susirinkusiuosius. Kas atsikratys mano suktos priešininkės Grogos? Klausė jis. Daug drąsių vyrų rizikavo tai padaryti, tačiau nei vienas siųstas negrįžo. Ar kas nors turi drąsos pabaigti šį darbą? Minioje buvo karių iš kaimyninių žemių, jų išdidūs žirgai vengė, girdėdami šios valdovo žodžius. Tačiau tik vienas iš minios prabilo, nepažįstamasis atvykęs dieną prieš. Aš nužudysiu ją, tarė nepažįstamasis, mainais už tavo karūną. Karalius atsakė, prašai per daug, bet aš tau atiduosiu pusę miesto aukso, jei tu išlaisvinsi karalystę nuo jos. Nepažįstamasis sutiko su pasiūlymu ir išvyko susitikti su gražiaja Gvendolina. Gvendolina buvo sužavėta nepažįstamojo drąsa ir ji sutiko pagelbėti jam mainais ir už dalį aukso. Ji išėjo į kitą kambarį, kuriame sumaišė keistą, stebuklingą gėrimą, kurį supylė į mažą žalią buteliuką. Tai tau suteiks 10 vyrų galią, pasakė ji, atiduodama stebuklingą į gėrimą nepažįstamajam. Nepažįstamasis iškeliavo iš Gvendolinos namų į tamsiuosius urvus kitoje ežero pusėje, kur krištolinėme rutulyje, mačiusi savo likimą, jo laukia Groga. Taigi, kaip ir daugelis vyrų prieš tai, tu atvykai, tarė ji,
siekti karaliaus palankumo. Jie kovėsi daugybę valandų, tačiau ragana nebuvo lygi savo priešininkui. Galiausiai, pavargusi ir išsekusi, ji sutiko palikti karalystę amžiams. Nepažįstamasis grįžo į miestą ir pareikalavo savo atlygio. Taigi, istorija mūsų baigta. Dabar sugrįšime vėl į tą interaktyvę mūsų susitikimo dalį, kur aš paprašysiu jūsų atsakyti į tam tikrus klausimus. Klausimai bus labai paprasti, tiesiog apie mūsų šitą istoriją, kurią mes ką tik išklausėme. Leiskite man pasidalinti skaidrę. Oi, ne tą paspaudžiau, mygtuką. Duokite sekundę, laikykite atmintyje tą istoriją. Jau. Leidžiame vėl mūsų pamastyti. To jau matysime klausimus. Tikiuosi. Taip, ar matote paveikslėlį? Tai iš tiesų mes sugrįžtame į lygiai tą pačią svetainę, kurioje buvome jau prieš tai. Tai jeigu jinai yra jūsų telefonuose ar dar kažkur vis dar išsaugota, tai atsidarykite telefonus ir sugrįžte. Jeigu ne, galite nuskenuoti QR kodą, kurį matote savo ekranuose. Matau, kad 112 dalyvių jau yra tai padarę. Aktyvumas ir dalyvavimas yra nuostabus. Patikrinkime, ar klausėtės manęs įdėmiai. Keliaujame į kitą skaidrę. Taigi, čia mes matysime klausimus. Pirmasis klausimas. Pirmasis klausimas kraunasi. Ar matėte pirmąjį klausimą, nes aš jo nemačiau. Supratau, grįžtame atgal. Taip pat užsikraus panašu, kad. Dariau, bet mes kažkaip gerai nematėm ir to prisijungimo. Bet jau žiūriu susijungęs. Matau, kad susijungia 120 dalyvių, tai turbūt viskas yra gerai. Enter. Gerai. Pirmasis klausimas. Kuo greičiau atsakysi, tuo daugiau taškų. Miestas vadinosi Bungas. 5 sekundės. 2, 1. Reiks greičiau. Teisingas atsakymas yra, kad miestas nesivadino Bungas. Ir čia jums dabar turbūt kyla klausimas, kaip suprast, Bungas, aš tai girdėjau labai daug kartų. Miestas iš tikro vadinosi Glumas. Taip? Kodėl? Kodėl mes pasirinkome Bungas? O atsakymas yra labai paprastas. Mūsų smegenys turi mažai resursų, todėl dalykus, kurios išgirsta dažniau, sako, va tai yra tiesa. Mūsų darbuose yra daug tokių žodžių, kurie yra Glumas, Bungas, kurie galbūt klientui sako nieko, bet mums sako kažką. Tai pasirūpinkime, jeigu suprantame, kad žodžio klientas nesupras, kad man jį reikia pakartoti kiek įmanoma daugiau kartų, nes tai jisai laikys kaip tiesa. Gerai, keliaukime į klausimą numeris 2. Miestui vadovavo senas karalius, kuris nebegalėjo vaikščioti. Klaidingai. Kur čia pakasta šuo? Tai mūsų smegenys irgi daro tam tikras jungtis. Mes pasako esame gyvenime daug girdėję. Kokie būna tie mūsų karaliai? Jie dažniausiai būna seni. Šitas karalius jisai negalėjo vaikščioti, bet niekada nesakiau, kad jisai yra senas. Sakiau tiesiog, kad jisai yra vežiojamas vežimėlyje ir negali vaikščioti. Tai
labai dažnai mes iš tiesų priskiriame tam tikrus dalykus savo netgi ir klientam arba žmonėms, su kuriais mes bendraujame, iš nuostatų, iš patirčių savo praeitie. Praeitie visi karaliai buvo seni. Todėl mes ir primetame tam tikrą dalyką karaliam. Dabar dirbame mes ne su karaliais, bet turbūt ir savo patirtyje galite pastebėti, kad kartais primetame dalykus. Mama su vaikais. Turbūt neturi daug laiko, norės greitai kažką apsipirkti. Taip? Kartais primetame dalykus, kurių galbūt nežinome, ar tai yra tiesa. Gerai, keliaukime toliau. Atsakyti reikia greitai, tai turime tik 5 sekundės, atkreipkite į tai dėmesį ir mes esame pasiruošę. Pilis buvo miesto centre. Teisingas atsakymas taip, teisingai, pilis iš tiesų buvo miesto centre. Bet jau jūs turbūt tie 22, kurie atsakė klaidingai, galvoja, čia yra suktas klausimynas, bando mus apgauti ir galvoja, viskas čia bus klaidinga. Tai ne, yra ir teisingų atsakymų, tikrai taip. Tai pilis buvo miesto centre, jokios čia paslapties nėra. Keliaujame toliau. Kitas klausimas, aš jį perskaitysiu iš anksto, ne, kad duočiau jums daugiau biškį laiko atsakyti. Taip, tai ketvirtas klausimas yra: Groga buvo nedora ragana, kuri gyveno urve kitoje ežero pusėje. Super, pagavot mane. Klaidinga. Ko aš nesakiau? Aš nesakiau, kad Groga buvo nedora. Taip, jinai gyveno kitoje ežero urvo pusėje, kitoje urve ir kitoje ežero pusėje. Ką mes galvojame apie žmonės, kurie yra negražūs, šlykšti ir gyvena urve? Dažniausiai, kad geras žmogus negyventų urve. Taip, bent jau tiek primetame savo. Ir čia vėlgi tie tokie sujungimai mūsų smegenyse. Šis vadinasi horno efektas arba ragų efektas, kai mes kažkokiam žmogui, kuris mums nepatinka, taip, kažkuom jisai mums nepatinka, asmenybė, išvaizda, bet kuom, čia jau nuo žmogaus priklauso, mes primetame tam žmogui daugiau neigiamų atributų. Mes apie jį pradedam galvoti dar neigiamiau. Ateina kažkas, kuris, tarkim, klientas, kuris atrodo nesusitvarkęs ir staiga mes pradedame galvoti, tai jisai ir nemokus, ar jisai ir nepirks nieko ir taip toliau. Tai yra tie horno efektai, kurio mes primetame neigiamus efektus vien dėl to, kad mes pamatėme kažką neigiamo apie tą klientą ar apie tą žmogų. Gerai, keliaujame toliau ir matome, kad Simba pirmauja. Nežinau, kas yra Simba, bet puikiai atsakinėja mūsų klausimus. Gerai, keliaujame toliau. Ir vėlgi, aš perskaitysiu klausimą iš anksto, nes laiko yra iš tiesų mažai atsakyti. Tai klausimas yra toks. Princesė Kristina buvo labai graži. Teisingas atsakymas yra klaidingai. Tai čia turime kitą pusę. Tai yra horno efektas, bet tuo pačiu yra ir aureolės efektas vadinamas. Tai kai mes gerus dalykus išgirstame apie žmogų, ir čia mes girdėjome, kad princesė buvo populiari princesė. Ir mes tada žinome gerus dalykus arba pastebėme gerus dalykus ir primetame dar daugiau gerų dalykų apie šitą žmogų. Žmogus yra gražus, vadinasi, jisai yra geras. Man atrodo, bent jau jisai gražus, tai turbūt jisai yra ir geras. Ir įvairiausi tokie dalykai, kur mūsų smegenys padaro tą trumpą tokį sujungimą, nors jo čia net neturėtų būti. Gerai, keliaukime toliau. Kitas klausimas yra: nepažįstamasis buvo karys iš tolimos šalies. Super. Pagavot.
Taip, šis žmogus, ir čia yra labai dažnas irgi efektas, kur mes primetame minios, tam tikrą grupės žmonių atributą, primetame vienam žmogui. Nes girdėjome istorijoje, buvo minia karių iš tolimųjų šalių, bet tada yra šitas karys, apie kurį mes neužsimename, kad jis yra iš tolimos šalies, jisai tiesiog atvyko vakar. Ir mes primetame minios arba grupės žmonių atributus vienam žmogui. Tai jeigu visi tokie klientai yra tokie patys, tai kartais mes tokią klaidą ir padarome. Oi, čia dar vienas toksai, taip? Bet iš tiesų tai yra visiškai netiesa. Vienas individas gali visiškai skirtis nuo grupės. Čia labai dažnai gali atsitikti klaidos tokios, kur mes tautinės, etninės grupės galime tada priskirti jiem kažkokius atributus ir iš tiesų būti visiškai neteisūs, nes grupės atributai nereiškia, kad visi tie individai yra tokie patys. Gerai, keliaujame toliau. Nepažįstamasis norėjo tapti karaliumi mainais už Grogos nužudymą. Super. Pagavot irgi, labai teisingai. Tai kogi norėjo nepažįstamasis? Ar kas nors man atsakys? Ieva, sakai kažką? Karūnos? Aukso norėjo. Aukso norėjo? Ne. Jisai norėjo karūnos, bet paskui sutiko ir su auksu. Taip? Tai mūsų nepažįstamasis jisai norėjo karūnos. Ar tai reiškia, kad aš tapsiu karaliumi? Nebūtinai. Taip? Ką tai reiškia? Tai reiškia, aš noriu fiziškai karūnos. Taip? Kartais mes nekalbame aiškiais terminais. Taip? Tiek ir su klientais, tiek ir savo kasdienybėje. Mes sakome vieną, bet iš tikrųjų norime visiškai kito. Ir čia yra tas svarbus labai aspektas, kad reikia užduoti gilesnius klausimus. Taip? Noriu tokio pačio. Tai kokio tokio pačio? Taip? Kokios, ar tos pačios spalvos, ar mes kalbame kito dydžio. Tai visi šitie klausimai mūsų turi ateiti, kitaip mes galime suklysti. Ir čia labai lengva save pasigauti. Gerai, keliaukime toliau. Karalius vietoj to nepažįstamajam pasiūlė didelius turtus. Klaidinga, jau pagavot mane, kad aš čia jūs bandau suklaidinti ir jau dabar man sunku bus čia jūs apgauti turbūt. Ką pasiūlė karalius? Tada klausimas mano. Jisai sutiko. Pusę aukso. Pusę aukso. Ar pusę aukso yra daug ar mažai? Priklauso, kiek mieste aukso yra. Taip, kaip kam, kaip kam, o kiek mieste aukso, gal mieste visiškai aukso nėra. Taip? Tai vėlgi, šičia yra tas klausimas, kur mes kartais sakome su klientais, man brangu. Kas yra brangu? Taip? Čia labai daug. Kas yra labai daug? Taip? Mes kiekvienas iš mūsų suprantame turtus, pinigus visiškai skirtingai, kiekius visiškai suprantame skirtingai. Tai kas yra daug, kas yra mažai, visą laiką reikia gilintis tiksliai. Ką mes turime omeny, kai mes sakome brangu, ką mes turime omeny, kai mes sakome daug. Kitaip mes vėlgi, mūsų nuostata gali pakišti koją, mes galime pasiūlyti kažką tam žmogui, kur visiškai nėra tose ribose. Kažką žymiai pigiau arba kažką žymiai brangiau. Nežinodami tikslumo. Gerai, keliaukime toliau. Kas mūsų pirmose vietose? Ar Simba iškrito iš žaidimo? Ne, bet atsirado pirmoje vietoje Hasleris, 8 ir tada turime Karlą Gustavą. Gerai. Keliaukime toliau. Kitas klausimas. Nepažįstamasis sutiko atiduoti Gvendolinai pusę gauto aukso, jei ji jam padės. Ne tas klausimas. Geroji ragana gyveno miesto vakaruose. Praleidau vieną, atsiprašau. Geroji ragana gyveno miesto vakaruose. Labai apgailestauju. Matot, jau jūs per gerai atsakinėjau, tai galvoju, sugadinsiu jūs.
jums rezultatą, bet nepavyko, kai kurie teisingai atsakė. Tai geroji ragana, ar ji gyvena miesto vakaruose, čia jau mūsų smegenys yra šiek tiek pavargę ir mes jau nebepagauname tam tikrų detalių. Lygiai tas pats įvyksta ir mūsų darbe. Taip, kai mes daug klientų kalbame, resursai mūsų smegenyse lieka ganėtinai riboti ir žiūrėk, pasako mums ir mes staigiai labai pamirštame arba neišgirstame tam tikrų dalykų. Tai čia yra šita dalis, bet įdomi dalis yra tai, kad aš niekada nesakiau, kad Gvendolina yra gera ragana. Aš tik tai sakiau, kad jinai yra graži ragana. Tai čia vėl suveikia lygiai tas pats efektas aureolės, kur mes galvojame, kad jeigu buvo bloga ragana, tai turi būti ir gera ragana. Mūsų smegenyse yra tam tikros istorijos, kurias mes esame girdėję ir dėl to mums labai lengva šitoje vietoje yra suklysti. Ir ypač lengviau suklysti, kai aš sumaišau klausimus. Tai dar kartelį apgailestausiu. Keliaukime toliau ir jau šitą klausimą jūs turėtumėte žinoti, nes aš jį paskaičiau. Nepažįstamasis sutiko atiduoti Gvendolinai pusę gauto aukso, jei jį jam padės. Tai vėlgi čia ta pati klaida. Kas yra daug, kas yra pusė, kas yra dalį. Taip, nes istorijoje jis sutiko atiduoti jai dalį aukso. Mums nesakoma, ar tai yra pusė, ar tai yra didelė dalis, bet tai yra dalis tiesiog aukso. Tai vėlgi visą laiką tikrinkime kiekiais, jeigu yra kažkokia skaitinė išraiška, prašykime tos skaitinės išraiškos. Gerai, keliaukime toliau. Gvendolina sumaišė stebuklingą gėrimą, kurį supylė į žalią buteliuką. Teisingai. Super. Kodėl mes gavome teisingą atsakymą čia? Kas nors gal turi kokią įžvalgą? Nes sakėt, mūsų supylė mažą žalią buteliuką. Tai dar buteliuką mažybinį. Ar šitoje vietoje aš pasakiau aiškiau negu bet kur kitur? Tikrai taip. Taip. Aš suklastojau šitą atsakymą. Taip, aš padariau taip, kad jūs visi gerai atsakytumėte šitą atsakymą. Kodėl? Norėjau parodyti tokį aspektą, kad kai mes kalbame aiškiai, kai mes padedame pauzes labai ryškes tam tikrose vietose, žmonės kur kas lengviau prisimins informaciją, kurią mes jiem pasakome. Ir čia dėl to ir atsakymas buvo kur kas lengvesnis jums, dėl to, kad aš labai aiškiai sulėtinau, padėjau pauzę ir pasakiau mažą žalią buteliuką. O to pamiršti jau yra sunku. Tai irgi tą atsiminkime, kad kai kalbame su klientais, jeigu yra kažkokia labai labai svarbi dalis, kurią mes norime, kad jie atsimintų, mes sulėtiname, dedame pauzes ir pastipriname tą vietą, kad jie geriau ją išgirstų. Keliaukime toliau. Nepažįstamasis išjojo iš Gvendolinos namų į Grogos urvą. Super. Ko mes nežinome? Mes nežinome, kad nepažįstamasis jojo. Mes žinome, kad jisai išvyko, bet nežinome, kad jojo. Ir čia mes vėlgi, mūsų jau smegenys yra tikrai labai pavargę, nes aš jums ilgai jau pasakoju, mes ilgai jau čia keliaujame šitoje istorijoje ir jau mes pradedame tas daryti tokius mažas klaidas. Tai yra, tai senovė, karalius, nepažįstamasis, tai turbūt jojo, kaip kitaip jisai galėjo keliauti šitoje vietoje. Taip? Tai vėlgi į detalę susifokusuoti yra kur kas sunkiau, kai mes esame pavargę. Žiūrėkime, ar iš tikrųjų esame pavargę. Tai Grogą nužudė daug vyrų prieš tai. Super. Ačiū Jums. Klausot įdėmiai. Labai gražu man matyti tai. Iš tiesų, Grogą nenužudė daug vyrų prieš tai. Mes žinome, kad daug vyrų negrįžo
Taip, bet mes jau galvojame, jinai nedora, tai galbūt jinai juos ir nužudė. Bet iš tikrųjų, galbūt jiem taip patiko pas Grogą, kad jie patys nusprendė likti su ją, gyvena dabar visi jie tenai laimingai. Taip, mes nežinom. Mes tik primetame kartais pasakose, bet ir tai lygiai taip pat ir gyvenimuose. Tam tikrus dalykus mes primetame. Keliaujame toliau. Jau pati pabaiga. Liko 2 klausimai ir pažiūrėsime, kas yra mūsų čempionas. Grogos magija nebuvo lygi nepažįstamojo stiprybei. Klaidinga. Super. Tikrai taip, klaidinga. Mes niekada nesakom, kad Grogą naudojo magiją, mes sakome, kad jie kovojo. Ir čia vėlgi mes pavargę, viskas yra normalu, kad mes praleidžiame tokią informaciją. Ir paskutinis klausimas. Tie, kas nori išsiveržti į priekį, sakykime greitai ir teisingai. Nepažįstamasis panaudojo stebuklingą gėrimą nugalėti Grogą. Klaidingai. Super. Nebandžiau jūsų apgauti paskutinį kartą. Iš tiesų tai irgi buvo klaidinga informacija. Jisai turėjo tą buteliuką su tuo gėrimu, bet niekada jo taip ir nepanaudojo. Bent jau mums nebuvo sakoma, kad jisai panaudojo. Ką mes galvojame apie šitą užduotį? Kartais galvojam, kad tai yra pasaka, o ne realybė. Taip, pasakoje tai aš ir neįsiklausau ir nepastebiu tokių dalykų. Iš tiesų, tai šita pasaka, tai ne aš ją parašiau, dėja. Bet ją parašė Amerikos psichologai. Būtent parodyti tą faktą, kad mes visi nešiojame tam tikras nuostatas pas save smegenyse, apie kurias mes labai dažnai nepagalvojame. Ir būtent šitas pasakojimas, šita užduotis yra sukurta tam, kad mes pamatytumėm. Kartais mes primetame grupės dalykus vienam žmogui. Kartais mes primetame kažkokius geram žmogui, kurį mes matome kaip su aureolė, dar daugiau gerų kažkokių atributų, dar kažkokius gerus dalykus primetame. Galvojame, kad jisai išleis daugiau, galvojame, kad jisai bus mandagus su mumis ir taip toliau ir taip toliau. Lygiai taip pat žmonėm, kuriuos mes matome kaip kažkokiais netvarkingais, galbūt blogais, mes tada jiem primetame kitus atributus. Ir labai yra lengva pasiduoti šitom nuostatom. Visiems mums labai yra lengva pasiduoti šitom nuostatom. Mes nesame dėl to blogi žmonės. Taip? Tik mes turime suprasti, kad mes turime stebėti šitas nuostatas, kurias mes nešiojame su savim ir kažką su jomis daryti. Ir apie tai mes pakalbėsime tuojau, bet turbūt jūs nekantraujate sužinoti, o kas laimėjo. Aš irgi nekantrauju. Taigi, laimėjo Gabija. Sveikinam Gabiją. Super. Labai aukštas rezultatas. Iš tiesų, labai gerai pasirodėte šitoje užduotyje visi. Dažnai mes matome, taip vidurkis, sakykime, atsakytų klausimų teisingai yra apie 5-6. Tai yra vidutinis tas toksai atsakymas ir tai yra nieko blogo, 5-6. Ir labai retai mes gauname žmogų, kuris atsako daugiau negu 10 klausimų. Ir man atrodo, kad Gabija su tokiu rezultatu iš tiesų atsakė į daugiau negu 10 klausimų teisingai. Tai aplodismentai Gabijai su nuostatom, viskas yra labai gerai, jinai labai gerai jas pastebi. Dabar aš kuriam laikui sustabdau mūsų dalinimąsi. Ir noriu sugrįžti į mūsų skaidres. Ir čia aš noriu su jumis ir pakalbėti apie tas, šiek tiek plačiau apie tas mūsų nuostatas ir kągi mums daryti su jomis. Tai ar mes turime nuostatų? Drįsiu teigti, kad visi turime kažkokių nuostatų, net jeigu iš to užduotį galbūt nepasimatė kažkokią nuostatą, vis tiek visiems tai yra aktualu, nes yra neįmanoma būti žmogumi, dirbti, komunikuoti ir neturėti tam tikrų nusistatymų. Taigi, ką man daryti su tomis limituojančiomis nuostatomis? Kaip man dabar, žinant šitą informaciją, kad kartais esu nusistatęs prieš save, kartais nusistatęs prieš tam tikrus klientus, ką man daryti? Nes limituojančios jos nuostatos yra kokios? Tada, kai jos man nepadeda dirbti, tai yra jos man trukdo aptarnauti tinkamai klientus, taip?
arba tada, kai jos man sukuria jausmą, lygtais aš esu netinkamas kažko. Nes lygiai taip pat, kaip mes susidarome nuostatą apie kitus, mes susidarome nuostatas tam tikras ir apie save. Paimkime situaciją, kur, tarkim, mano patirtis yra, kad aš vieną kartą priėjau prie kliento, bandžiau padėti, papasakoti ir man sako, kartais klientai tikrai būna labai nemandagus, mane gali pasiųsti kažkur, man gali pasakyti kažką tikrai visiškai nemandagaus. Ir kaip man tada jaustis kitą kartą toj situacijai, labai dažnai psichologiškai man yra labai sunku perlipti per save ir vėl eiti pas tą klientą ir vėl būti laimingam ir vėl šypsotis. O juo labiau tą daryti lygiai tą pačią dieną. Taip? Prieš 5 minutės man kažkas pasakė kažko, ko aš net nenorėčiau pakartoti. Taip? O tada jau kitą minutę man reikia vėl būti gražiam, laimingam, šypsotis ir sakyti sveiki, kaip galėčiau jums padėti. Tai yra labai sunku. Ir man yra natūralu, kad susidaro tam tikros nuostatos ir tas psichologinis pasiruošimas, kuris yra reikalingas dirbti jūsų darbą, yra labai didžiulis. Tai iš tikrųjų vienas didžiausias psichologinių pasiruošimų, koks tai gali būti, jums yra reikalingas. Tai man reikia suprasti, kad man su savo nuostatomis reikia dirbti. Taip, kad aš būčiau pasiruošęs. Tai ką aš galiu su jomis daryti? Tai pirmas dalykas, ką aš turiu daryti, tai yra turiu pastebėti, kas mane priverčia jaustis nemaloniai. Ką tai reiškia? Atsimenat, pasakau, kad kai emocija yra labai aukšta, mes logiškai labai mąstyti stipriai negalime. Taip, jeigu emocija yra, dabar mane kažkas pasiuntė, taip, sakykime taip, aš tuo momentu tikrai neanalizuosiu, kodėl čia mane privertė prastai jaustis. Man reikia pakvepuoti, man reikia biškį leisti savo laiko atsigauti. Atsiminkime, kad mūsų organizme tie hormonai tokie kaip kortizolis, kuris sukelia mums stresą, arba adrenalinas, jie egzistuoja apie 3-2 minutės. Po to mūsų organizmui pasidaro nebemalonu, jisai bando atsikratyti visų šitų dalykų, mes pradedame labai prakaituoti dažniausiai, taip, nes mūsų organizmas jisai bando atsikratyti to nemalonumo ir mes po biškį sugrįžtame į save ir mes tada jau galime pradėti šiek tiek racionaliau galvoti. Ir šitoj vietoje yra labai svarbus dalykas man sugrįžti į tą temą ir man apie tai pagalvoti. Taip, man pagalvoti, o kodėl mane privertė nemaloniai jaustis šitą situaciją? Kas čia tokio nutiko? Tuo pačiu čia reikia gaudyti ir save, kai mano nuostatos mane priverčia kažkaip kitaip elgtis su žmonėmis. Taip? Tai jeigu aš kažko neaptarnauju arba kažką pasakau pats klientui arba kitam žmogui, man irgi reikia pagalvoti, pastebėti, o kokia tai čia nuostata, iš kur taip atsitiko, kad aš taip elgiuosi. Tam yra reikalingas labai didelis vidinis dialogas, taip vadinamas pokalbis su savimi. Kai aš savo užduodu tuos gilesnius klausimus, kuriuos užduočiau draugui, tai būkime savo draugais ir užduokime patys ir savo tuos klausimus ir juos atsakykime. Tai pastebėti yra labai svarbu, tam reikia kalbėti su savimi. Kitas, tai čia yra įsigilinti. Prisiminkime, kad aš sakiau, kad nuostatos jos gali susiformuoti ne tik tais dėl to, kad aš turėjau tokią patirtį, bet jos gali susiformuoti ir dėl to, kad mano kolega turėjo kažkokią patirtį ir man tada papasakojo apie tą patirtį. Arba galbūt tai iš viso yra kažkas, ką aš mačiau per filmą, taip? Arba kažkur kitur, per žinias. Tai gali būti patirtis apie kitus žmonės, apie kažkokias tautas, apie kitus žmonės, kurie pas mus apsipirkinėja arba su kuriais mums reikia dirbti kiekvieną dieną. Ir čia man reikia labai atsakyti į tą klausimą, o kodėl iš viso aš turiu tokią nuostatą? Ar tai yra mano patirtis, kuri galbūt čia mane saugo, taip? Ar tai yra patirtis, kuri yra tiesiog kažkas kitas man pasakė? Ir kai aš į tai įsigilinu, man reikia užduoti klausimą, kiek aš galiu iš tikro pasitikėti šitą patirtimi, taip? Reikia kritiškai pažiūrėti į tam tikrus klausimus, ypač į kitų žmonių patirtį ir kaip jie pristato. Kodėl? Todėl, kad prisiminkime, kad kiekvienas žmogus savo patirtį perleidžia per savo vidinius filtrus, jau per savo esamas kažkokias nuostatas, jau per savo esamus kažkokius įsitikinimus. Vadinasi, bet kokia informacija, kurią mums perteikia kažkas kitas, dažnai turi tam tikrą vadinamą sugedusio telefono efektą. Taip, kur mes iš tikrųjų nežinome, ar tai yra tiesa, ar tai yra netiesa. Tai priimkime kritiškai kitų žmonių patirtį, gerbkime ją, bet tuo pačiu supraskime, kad tai nebūtinai yra tiesa man. Kitas dalykas, kurį mes turime daryti psichologiškai besiruošdami, tai yra prisiminti, kaip atsirado ši nuostata. Jeigu iš tikrųjų jinai yra mano nuostata,
Ir čia labai dažnai yra susijusi nuostata su manimi, taip? Kai galvoju, nenoriu net prieiti prie kliento, nes kažkas taip priverčia mane jaustis nemaloniai. Taip, aš nenoriu to daryti. Man labai yra svarbu prisiminti, kaip atsirado šitą nuostatą. Šiek tiek prisiminti praeityje, kasgi tokio įvyko, kad privertė mane taip jaustis. Ir tada man reikia šiek tiek padirbti su savim. Tai yra, man reikia pagalvoti, o kas blogiausio, kas gali nutikti. Taip, jeigu aš čia dabar prieisiu, gerai, mane pasiūs, galbūt pasakys, jeigu pasikartotų ta labai labai bloga patirtis, ar aš nebūčiau jau pasiruošęs jai, ar jinai iš tikrųjų yra tokia bloga, kuri jinai pakeistų mano staiga gyvenimą, turbūt ne. Taip, man reikia pasverti tam tikrus dalykus ir suprasti, kad čia yra kasdienybė, tam tikras reakcija iš kitų žmonių, bet tai nieko nepasako apie mane. Ir kaip tai atsirado šitą nuostatą, nebūtinai tai pasikartos. Kitas dalykas, reikia suprasti ir turėti augimo požiūrį. Tai kartais yra tam tikri dalykai, kurie mus priverčia jaustis diskomfortiškai, bet reikia suprasti, kad jeigu aš savęs nestumsiu į tą diskomfortą, man niekada ir neatsiras augimo galimybė, kur man tai nebetaps diskomfortu. Tai norėdami nugalėti kažkokią tokią diskomfortą, turime turėti augimo požiūrį, tai yra sukurti savo tokių galimybių, kad liptumėm šiek tiek per save. Ir paskutinis dalykas, tai yra šiek tiek kartais apgaukime save. Pažiūrėkime iš kitos pusės. Pažaiskime tą velnio advokatą, įtikinkime save, kad dabar reikia daryti taip. Ir padarykime visiškai priešingai, negu darome kiekvieną dieną. Pažiūrėkime, ar tai veikia. Pažiūrėkime, ar tai man sukuria kažkokią augimo galimybę. Galbūt aš klydau. Nes ką mes turime suprasti, kad mes tikrai daug klysime su savo nuostatomis, jos susidarė dėl įvairiausių priežasčių, dėl įvairiausių patirčių, bet galbūt tos patirtys daugiau nebeegzistuoja. Tai šitoj vietoj man reikia kartais tiesiog paprasčiausiai apgauti save, sakyti savo, pažiūrėk iš kitos pusės. Tai tokios yra tokie pastebėjimai. Taip, tie tokie būdai man pasiruošti psichologiškai, bet tuo pačiu, ką aš noriu taip jum atiduoti, ir aš suprantu, kad jūsų darbe tikrai yra daug tokio psichologinio krūvio, nes kartais nutinka įvairiausių dalykų, nes jūs dirbate su žmonėmis, o žmonės yra įvairiausi. Tai yra vienas dalykas, o kaip save šiek tiek reabilituoti po tų tokių įvykių, taip, kai kažkas įvyksta tokio nemalonaus. Tai šitoj vietoj yra visiškai svarbus dalykas stebėti savo kūną. Nes labai dažnai mano kūnas man pasako, kada man yra stresas, kada man yra nemaloni situacija ir tik tais vėliau aš pradedu apie tai racionaliai galvoti. Ką mes galime tada daryti, kad save apramintumėm šitoj situacijai, tai mes galime reaguoti į savo kūno siunčiamas žinutes. Tai reikia pirmiausia pastebėti savo kūno siunčiamas žinutes ir tada į jas reaguoti. Jeigu aš žinau, kad man pradeda trūkti oro, taip, tai tada man reikia biškį pasitreniruoti kvėpavimą. Kvėpavimo yra įvairiausi būdai, kaip mes galime kvėpuoti, bet labai paprastas patarimas, jeigu mes norime taip tą širdies savo ritmą sumažinti stresinėje toje situacijoje, tai yra greiti įkvėpimai ir lėti iškvėpimai. Kiek įmanoma daugiau to mes padarome, tuo yra man šitoje situacijoje geriau. Taipogi reikia stebėti savo kūną ir visus kitus žinutes, kurias jisai siunčia. Kartais mes prakaituojame labai daug, kartais mums pasidaro labai karšta tokiose situacijose. Vienas dalykas, kurį taip matome daug skambučių centruose, vienas toksai patarimas, kuris atėjo iš jų ir kurį mes taip irgi pasiėmėme, ten žmonės po labai sunkaus tokio pokalbio su klientu, jie nueina į tualetą ir apsipila labai šaltų vandenį. Taip, ką tai leidžia, tai tiesiog nuima tą emocinį smūgį šiuo metu ir leidžia man vėl pradėti galvoti šiek tiek racionaliau, pastebėti tam tikrus dalykus, kurie vyksta. Nes tam emociniam krūvyje, jeigu mes bandysime kažką daryti, tas tiesiog neįvyks. Taip, mes negalime dirbti su savimi, jeigu mūsų pastoviai yra keliamas kažkoks stresas. Tai apie tai galėsime pakalbėti plačiau, bet dabar norėčiau dar keliauti ir pasižiūrėti į tą nuostatų pusę ir iš kitos pusės. Tai, o iš kur atsiranda tie mūsų sunkus klientai? Nes nepaslaptis tokia yra, kad kartais klientas jau ateina ir jisai jau yra sunkus. Aš sakiau, kad žiūrėkit, kodėl man reikia laimingo kliento, nes jisai tada nebus sunkus, bet kartais būna, kad klientas jau ateina ir jisai yra sunkus. Tai iš kur taip atsitinka, kad klientas jau su pretenzijomis ateina? Tai tiesa yra paprasta ir vėl žiūrint į mūsų tą modelį, kurį prisistatėme pradžioje. Ne mes vieninteliai kūrėme patirtis savo klientams. Taip, ir jie patirčių turi įvairiausių.
Įsivaizduokime situaciją, kur aš ateinu į parduotuvę ir niekada negaunu savo kojos dydžio bato. Niekada. Nes mano koja galbūt yra labai labai maža. Kokios mano patirtis ilgalaikės yra? Prastos, taip? Mano nuostatos, kokios tas sudaro, dar vieną parduotuvę aš ateisiu ir vėl negausiu. Taip? Mano mintis tada yra, galbūt neverta neteiti, bet reikia man tų batų, aš vis dėlto ateisiu, emocija jau mano nusistatymas ir jausmai yra labai labai neigiami ir jau aš ateinu koks, kaip su pretenzijom. Keliu tam tikrus lūkesčius arba prašau tam tikrų dalykų arba kalbu tam tikrų būdų su jumis, kurio niekas iš jūsų nenorėtų. Tai tiesa yra tokia, kad ne mes vieninteliai kūrėme klientams patirtis. Mes galime labai puikias patirtis sukurti, bet jeigu kolega to nedarys, taip, tai lygiai taip pat žmogus susidarys tam tikrus nuostatas ar tam tikrus lūkesčius, kuriuos man tada reikės su kuriais gyventi. Net jeigu ir kitoj parduotuvėje esantis žmogus kurs tam tikras patirtis šitiem klientam, jie ateis su tam tikromis pretenzijomis, su tam tikrais lūkesčiais ir nuostatomis. Tai supraskime, kad dirbant šitos srityje ir labai fainai, kad jūsų yra tiek daug, tokia didelė grupė, tiek daug kompanijų, kad mes dirbame šiek tiek ir dėl vienas kitų, nes mes kūrėme visi kartu patirtis klientam ir tai reiškia, kad jie neateis tada pas mus su kažkokiais neadekvačiais lūkesčiais ir neateis pas mus su kažkokiamis neadekvačiomis nuostatomis. Tai dirbant gerai, pasirūpinant klientų, aš padedu ne tik tai savo, bet ir savo kolegoms. Ir šitoj vietoj noriu dar jūsų paklausti, o tai kokie yra mūsų klientų lūkesčiai? Su kokiais lūkesčiais ateina klientai pas mus į įmonę? Čia aš galbūt tiesiog žodžiu galėtų kas nors atsakyti. Kaip galvojate? Kad gaus ko atėję? Taip. Nusipirks ko atėję? Gaus ko norėjo, ar visada gauna to, ko norėjo? Ne visada. Ne visada. Ir tada kas nutinka? Tada jau ir nutinka tas, kai mes neprieiname kažkokio lūkesčio, su kurio jie atėjo, jau mes ir turime kažkokią labai dažnai probleminę situaciją su tai žmonėm, nes neturime sprendimų jiems. Tai šitoj vietoj aš taip noriu pasidalinti su jumis pasaulio klientų lūkesčiais. Tai buvo apklausa iš 2021 metų ir šitoje apklausoje buvo apklausti didelė grupė klientų, kurie eina į parduotuves. Ir jie turėjo 3 lūkesčius. Vieną iš jų jau atskleidžiau, tai yra greitis. Kad man padarys greitai tuos dalykus, kuriuos aš noriu šito ir noriu dabar, kitaip tariant. Ar visą laiką dabar išeina? Tikrai ne. Tikrai neišeina visą laiką dabar, čia ir dabar prieiti to, ko jūs norite. Galbūt reikia užsakyti, galbūt reikia paieškoti, taip. Čia šitoje vietoje turiu tokią labai prastą patirtį pats. Buvau parduotuvėje, tikrai ne vienoje iš jūsų parduotuvių, o parduotuvėje kitoje. Ir pirkau aš joje, norėjau įsigyti batus ir man antrą porą batų, tai yra šlepečių, ieškojo pusę valandos. Iki tokio lygio, kur aš klausiau net, ar jūs turit? Tikrai sako, turim. Ir aš išėjau, aš nesulaukiau, aš negalėjau laukti daugiau negu pusę valandos šitoje vietoje. Normalu, kad aš nenorėjau laukti pusę valandos? Manau, kad normalu. Ir aš tikiu, kad pas jūs pusę valandos niekam laukti nereikia, bet kartais palaukti reikia. Ir reikia suprasti, kad tai yra labai didelis lūkestis. Ką padaryti su juo, jeigu mes jo negalime priimti, pakalbėsime šiek tiek vėliau. Kitas, koks yra pagrindinis lūkestis žmonių, apsiperkančių parduotuvėse, yra empatija. Įdomus toksai dalykas. Ir čia labai yra svarbus dalykas, kai mes negalime atiduoti greičio, tai ką mes galime jiem duoti? Mes galime duoti jiem šiek tiek empatiją. O kaip ta empatija atrodo? Empatija atrodo, kad aš vis dėlto ieškau jums sprendimo. Empatija atrodo, kad aš aktyviai jūsų klausausi, aš linksiu, aš sakau, aš sakau, suprantu. Taip, tai yra labai maži dalykai, su kuriais mes siunčiame tą empatiją savo klientam ir aš tikiu, kad jūs visi žinote, kaip tai daryti, bet ką mes turim suprasti, kad kai greičio nėra, tai tada jau turi būti maks empatija. Nes jeigu vienas lūkestis yra nepriemamas, tai tada kitas turi kilti labai stipriai į viršų ir padengti tą.
Prisiminkime apie geriausią aptarnavimą, kurį Asta mums papasakojo. Jis sakė, neturėjo, čia ir dabar greičio nebuvo. Taip? Bet kas atsirado? Ar buvo empatija? Buvo empatija, buvo užjautimas ir buvo prisiminimas. Taip? Empatija reiškia, aš galiu įlipti į tavo batus ir pažiūrėti į situaciją iš tavo pusės. Tai yra įgūdis, kurį reikia treniruoti, tai yra kai kas, ko mes kai kurie turime daugiau, kai kurie mažiau, bet bent jau rodykime tai. O parodyti empatiją yra, nebūtinai aš turiu būti empatiškas, bet aš galiu parodyti empatiją. O tą aš darau linksėdamas, tą darau aš šipsodamasis, tą aš darau atliepdamas tą emociją, kurią tas žmogus dabar jaučia. Ir užduodamas netgi klausimus, ar teisingai suprantu, kad jūs jaučiate dabar frustraciją kažkokią dėl to. Skamba keistai, kai taip užduodame klausimą, bet žmogui tada jausmas, jisai mane girdi. Taip, jisai supranta mano emociją. Paprastas labai dalykas, kuris gali mums pagelbėti. Ir kitas dalykas, tai yra ganėtinai akivaizdus, tai yra jau ką mes ir paminėjome, tai sprendimas. Aš noriu, kad man būtų tas dalykas. Ir šitoj vietoj vėlgi sprendimą reikia surasti savo klientam kažkokį. Bent su kažkokiu sprendimu tas žmogus turi išeiti. Ir man atrodo, kiek aš esu buvęs jūsų parduotuvėse, tikrai jūs tą darote. Tai jeigu nėra čia tos prekės, jūs surandate man, kur jinai yra, kaip aš ją galėčiau pasiekti ir taip toliau. Tik tais prisiminkime svarbiausią dalyką. Tai kad kai nėra greičio, turi būti empatija ir sprendimas. Kai nėra sprendimo, turiu greitai pasakyti, kad nėra sprendimo ir parodyti labai didelę empatiją. Empatija, kai nėra, ar gali tai būti? Ne. Empatijos turi būti visada. Bet greičio ir sprendimo kartais gali mums pritrūkti, bet šitoj vietoj man labai yra svarbu tada, kad kiti du kyla labai stipriai į viršų. Tai taip mano klientas, galbūt jo lūkesčiai ir nebus pasiteisinti, bet aš tada pasirūpinsiu, kad kitoj vietoj jo lūkesčiai bus viršyti. Taip? Ir tokiu būdu mano klientas išeis visiškai laimingas iš tos situacijos ir nebus man tas sunkus klientas, kuris kelia kažkokias pretenzijas. Ir dabar yra toks paskutinis aspektas, nes vis dėlto reikia, taip noriu papasakoti jum, o kaipgi tai padaryti. Taip? Ir kartais būna tokia situacija, kai lūkesčiai mano kliento yra per dideli, jisai kažko prašo, ko man neįmanoma yra padaryti. Taip? Tai man reikia labai gražiai pasakyti ne, kad išliktų empatija. Tai kaip man tą padaryti? Nes kartais sakyti ne yra pats sunkiausias dalykas. Mes jo vengiame, mes nenorime, mes kartais ilgai užtrunkame su klientu kalbėti, nes man taip yra nemalonu jam pasakyti ne. Tai kaip man tą padaryti? Atiduosiu tokį ne be kaltės jausmo, paprastas įrankis, kurį mes naudojame labai daug organizacijų, tiek jūsų srityje, tiek kitose srityse, kur mes mokome, kaip pasakyti ne. Ir tą tikiuosi, kad pasipraktikuosite per ateinančius kelias savaitės, per ateinantį mėnesį. Tai pirmas žingsnis, mes turime aktyviai klausytis, ką aš jau ir minėjau. Tai yra, kas yra aktyvus klausimas, tai yra linksėjimas, sakymas, aha. Ir šitoj vietoj mums reikia labai stipriai dirbti su savim savo smegenyse. Nepasiduoti tom nuostatom, kurias mes turime, nes galvojam, aha, jisai čia man pasakoja, taip, jisai matė tikrai tokį produktą, žinau, kad nėra, taip? Žinau, kad nėra, svetainėje ir kitur niekur nėra, bet man reikia nepasiduoti šitam, taip, mes atidžiai išklausome. Nes didžiausia bėda, kurią mes galime daryti, tai mes jau šitoj pirmam žingsnėje pradedame counter-argumentuoti. Bet taip nėra, taip nebuvo, nieko, aš tai žinau, kad tikrai taip nėra, jau kas iš karto tam žmogui kyla, atėjau ir čia man dabar aiškina. Ir jie jau nori man kilti į kažkokius pretenzijas, nori eiti į kovą su manimi. Dėl to reikia susilaikyti šitam pirmam taške. Galėsime pasakyti šiek tiek vėliau, ką galvojame, bet dar ne čia. Antrasis žingsnis, tai mes įsitikiname, ar teisingai supratau. Tai yra užduodame klausimus. Ir klausimai ir skamba taip, ar teisingai supratau, kad Tai yra faktais, mes pasigiliname į faktus, bet tuo pačiu rodome tą aktyvų klausimą, nes mes sakome, ar teisingai supratau, ar teisingai išgirdau, ir tada tas žmogus manęs galvoja giliai viduj, manęs klauso, viskas yra gerai. Tai mes užduodame tos klausimus. Dar neargumentuojame nieko visiškai, tik tais užduodame klausimus. Trečias žingsnis, ir čia jau ta vieta, kur mes sakome ne, ir čia yra geriausias įrankis. Pirmiausia, pasakau, ką galiu padaryti, taip, ir tada pasakau, ko negaliu padaryti. Kaip tai atrodo ir kodėl tai yra svarbu. Tai pirmas dalykas, kodėl tai yra svarbu. Mes norime, kad klientas išeitų su teigiamą emociją. Taip, todėl mes jam pasakome pradžioj teigiamą dalyką, ką galiu padaryti. Tai ką galiu padaryti, tai galiu užsakyti
Bet ko negaliu užsakyti šitą produktą, kurios jūs ieškot šitos spalvos. Bet ko tikrai negaliu padaryti, tai gauti jo šiandieną. Tai jisai atvyks tik tais už savaitės. Taip? Žiūrėkit, teigiamas dalykas ir tada neigiamas. Jeigu aš pradedu nuo neigiamo, jau mano kliento galvoje, žmogaus, kuris pas mane atėjo, iš karto yra ne, toksai stiprus ne. Ir tada, ką aš jau pasakau taip, jisai nebeišgirsta. Atsiminkime, žmonės atsimena neigiamus dalykus kur kas geriau negu teigiamus dalykus. Tai dėkime teigiamus viršų, dėkime juos pradžioje. Ir čia mes taip pradedame su teigiamu atsakymu ir tada svarbus labai dalykas negali skambėti kaip galbūt. Tai čia pagaukite save. Kartais mes pasakome ne, pažiūrėsiu. Taip, ir tada, pažiūrėsiu. Tai tada tas žmogus stovi ir žiūri ir laukia, kol mes kažką jam atsakysim. Vietoj to, kad ne yra ne. Tai tada mes sakome užtikrintai ir argumentuojame. Kodėl ne? Nes neturim. Paprasčiausiai. Taip? Ką galiu padaryti, galiu parodyti jums kitus produktus, bet šito produkto, šito daikto mes neturim. Taip? Tai galiu parodyti labai panašų, jums atnešiu, parodysiu, pasimatuosit, bet šito specifiškai mes neturim, todėl negaliu jums jo dabar parūpinti, čia yra praeita kolekcija. Viskas aišku, viskas yra ramu, bet pradžioje aš turėjau išklausyti, o ne šokti iš karto. Tokio neturim, tokio nėra. Taip? Pirmiausia išklausau, tada įsitikinu, tada aš jau einu į šitą, ko galiu, ko negaliu. Paskutinis dalykas, tai čia yra ta empatija. Mes ieškome ir siūlome alternatyvas. Nepaleidžiame su ne savo kliento, mes siūlome kažkokias jam alternatyvas. Bet tuo pačiu, ką mes turime suprasti, tai kad mes niekada neturėtumėm teisintis. Argumentai yra argumentai, bet teisinimasis yra, kai aš asmeniškai kažką teisinuosi. Teisinuosi, aš negaliu ar nespėju, ar dar ką nors. Pasteisinimų yra nereikalingi mūsų klientam, jie to nenori girdėti ir jie į juos įsikabins labiau. Tarkim, nespėju, ar dar kas nors. Tokie dalykai, jie dar pradės mus labiau dėl to klausinėti. Ir čia pabaigoje mes norime užduoti uždarus klausimus. Užduodami uždarus klausimus, tai yra, ar visko gavote, ko norėjote, ar teisingai, ar supratote tą, ką norėjau pasakyti. Tiesiog, kad klientas atsakytų taip arba ne. Ir taip mes jau indikuojame, kad pokalbis yra pabaigtas ir taip mes ir uždarome patį pokalbį, nes mums klientas atsako, supratau taip, viskas aišku. Ir tada mes jau galime keliauti toliau. Nepaliekame kabančio tokio klausimo, tai jį uždarome su uždaru klausimu. Uždaras klausimas, taip, dėl aiškumo, yra toksai klausimas, kur atsakymas gali būti tik taip arba ne. Taigi, 4 paprasti tokie žingsniai, kuriuos galite tikrai išbandyti, galbūt pagerinti, taip, tuos žingsnius, galbūt jūsų profesijoje kasdienybėje yra dar kažkas, kas turi tenai įeiti, bet tai yra tokia vieta, kuri gali jums pagelbėti, kai tie lūkesčiai yra per dideli. Taip? Nes kaip ir sakiau, ne mes vieninteliai aptarnaujame šitus klientus, galbūt kažkas kitas užkelia tos lūkesčius arba nustato juos ir sukuria nuostatas tam tikras. Tai taip, atsakydami ne, mes galime nejausti kaltės. Šitas atsakymas ne, jisai turi būti greitas ir jisai turi sukurti daug empatijos jausmo. Jeigu negaliu sprendimo duoti, greitai atsakau ne. Jeigu negaliu greičio duoti, su empatija ieškau sprendimo. Taip, bet o empatija turi egzistuoti visada.